būdas tą teorinę dalį išgirsti ir iš karto panaudoti, aš manau, yra super naudinga. Ne tik bandant pažiūrėti, kaip aš pats jaučiuosi skirtingose derybų situacijose, bet kiek ir mano kolegos. Kaip jaučiasi, ką daro, ką sako, kaip jaučiasi. Aš manau, kad tai yra turbūt pati įdomiausia, pati svarbiausia mokymų dalis. Jaučiausi saugiai, bet efektyviai išimtas iš komforto zonos. Bet tuo pačiu manau, kad tokia praktika yra būtent tokia, iš kurios daugiausiai ir išmokstama. Manau, buvo labai gera situacija sukurta, kad žmogus galėtų augti ir suprasti būtent, ko iš tokio tipo derybų mokymų galėtume pasiimti daugiausiai. Tai turbūt pats pirmas dalykas yra ta labai stimuliuojanti mintis, kad derybos yra visur. Ir iš tiesų visų mokymų metu vis daugiau situacijų pastoviai vertinau, kur iš tikrųjų gyvenime yra derybos, kad tai ne tik profesionaliam sukūry, bet iš tiesų visur ir kitur. Ir juolab, kiek daug situacijų yra ir kiekvienoje situacijoje iš tikrųjų pats kontekstas skiriasi ir aš manau, kad būtent tas įsivertinimas yra labai svarbus mūsų kasdienybėje. Taip, tikrai rekomenduočiau ir manau, kad nepaisant to, ar kasdienybėje susiduriam su derybomis, aš manau, kad vienaip ar kitaip per vieną ar kitą kampą derybos vyksta visur ir visada. Ir būti atviram ir žinoti, kaip elgtis, kada tas momentas, kai bus derybos ateis, aš manau, yra labai svarbus momentas ir būtent dėl to aš tai rekomenduočiau kitiems.